H2O. Šią formulę žinome visi. Formulė paprasta, tačiau už jos slepiasi dar daug pamažu vis praveriamų paslapčių. Praėjusio šimtmečio pabaigoje atrastos naujos vandens savybės. Paveiktas elektros srove vanduo keičiasi ir dėl elektrolizės proceso tampa jonizuotas. Chemikas Telesforas Laucevičius vertina vandenį pagal du jo parametrus – rūgštingumą arba šarmingumą, kitaip pH ir oksidacinį redukcinį potencialą. Skamba moksliškai, bet išmatuojama paprastai. Specialių prietaisų vadinamų pH metru. Vandentiekio vandens pH rezultatas mažiau nei 8. Vandens šarmingumo rodiklio skalė yra nuo 1 iki 14. Neutralaus vandens šis rodiklis yra teoriškai 7. Jeigu reikšmės svyruoja nuo 7 iki 14, tai šis vanduo yra šarmingesnis. Jeigu reikšmės krenta nuo 7 iki 1, šis vanduo yra rūgštesnis. Rūgštesnėme vandenyje daugiau rūgštinių vandenilio jonų. Šarmingesnėme vandenyje vyrauja šarminiai hidroksilo jonai. Kitaip tariant, deguonis ir vandenilis. Kodėl šnekame apie rūgštis ir šarmus? Todėl, kad anot chemiko būtent nuo jų pasiskirstymo organizme priklauso jo visa gyvybinė veikla. Idealiu atveju organizme vyrauja rūgščių ir šarmų pusiausvyra. Tuomet gerai įsisavinamos maisto medžiagos, normaliai vyksta medžiagų apykaita. Deja, šių dienų gyvenimo ritmas, šiuolaikinė mityba, prasta ekologinė situacija, užterštas maistas sąlygoja tai, kad mes visi esame nurūgštėję. Organizme visados deja yra rūgščių perteklius. Organizme organų veiklą prastinančios rūgštinės atliekos kaupiasi kaip maistinių medžiagų skaidymo proceso šalutiniai produktai. Kad jas pašalintume, mums reikia turėti pakankamai šarminių mineralų – kalcio, magnio, natrio ir kalio. Deja, rūgščių organizmas pasigamina pats, o šarmus turi gauti tik iš išorės su maistu ar gėrimais. Kūdikio organizme šarmų daug, tačiau kuo toliau, tuo daugėja rūgštinių atliekų. Nereti atvejai, sako chemikas, kai sulaukusio 45 metų žmogaus organizmas nebesugeba pašalinti rūgščių pertekliaus. Priklausomai nuo to, kur tos atliekos susikaupia, prasideda įvairūs susirgimų simptomai. Jeigu rūgštinės atliekos kaupiasi kažkur tai prie kasos, tai tada yra blokuojamas kasos darbas ir stringa insulinų išsiskyrimas. Pradeda vystytis diabetas. Jeigu organizmui trūksta kalcio, kaip pagrindinio šarminio mineralo, kad jis galėtų neutralizuoti, nukenksminti organizme susikaupusias atliekas, tai organizmas šitas kalcis skolinasi iš kaulo. Tada prasideda osteoporozės požymiai. Pavyzdžių yra dar ne vienas. Net aiškinama, kad aukšto kraujospūdžio priežastis gali būti rūgštinių atliekų pavertimas į kietą būklę. Organizmas taip elgiasi norėdamas sumažinti jų kenksmingą poveikį. Tačiau tos kietosios dalelės – tai cholesterolis. Grįžkime prie vandens. Pamenate, išmatavome vandentiekio vandens šarmingumą. 8 balai reiškia, vanduo silpnai šarminis, jame dar daug rūgštinių vandenilio jonų. Kitas vandens parametras – oksidacinis redukcinis potencialas parodo, ar tiriamame skystyje yra ar nėra laisvųjų elektronų. Elektronai tai judėjimas, elektronai tai energija. Jeigu skystyje yra elektronų, tai šitas skystis yra gyvybingas ir jo potencialas yra redukcinis. Jisai yra matuojamas neigiamomis milivoltų reikšmėmis. Jeigu skystyje trūksta elektronų, to skysčio potencialas yra teigiamas. Ir šitas skystis reikalauja jį geriant, arba jeigu tokia terpė yra organizme, kadangi jam elektronų trūksta, jis reikalauja iš kažkur, kad šitie elektronai būtų papildyti. Todėl tas oksidacinis redukcinis potencialas ir parodo skysčio, šiuo atveju vandens, sugebėjimą arba atimti elektronus, arba duoti elektronus. Teigiamas vandentiekio vandens oksidacinis redukcinis potencialas rodo, kad šis vanduo siekia įsigyti laisvųjų elektronų.
Kas įvyksta išgėrus tokio vandens? Organizme vyrauja šarminė terpė ir visos ląstelės yra apsuptos tarp ląstelinio skysčio, kurio potencialas yra neigiamas ir yra taip pat šarminė terpė. Organizmas gavęs šitokį vandenį, jis jo negali iš karto panaudoti gyvybinių procesų veiklai. Jis jį privalo pertvarkyti taip, kad jis atitiktų organizmo sandarai, kad atitiktų tiem parametram, prie kurių normaliai gali vykti visi organizmo gyvybiniai procesai. Ir organizmas su tuo susitvarko. Tačiau pagalvokim, kiek reikia įdėti energijos, kad būtų šitas vanduo pertvarkytas taip, kad organizmas galėtų jį įsisavinti. Deja, šarminio vandens, kuris atitiktų mūsų organizme esančių skysčių parametrus, gamtoje yra nedaug. Tokie jo šaltiniai žinomi kaip stebuklingos gydomosios versmės. Buityje šarminis vanduo gaminamas jonizatoriuje elektrolizės būdu. Vandenį suskaidant į du jį sudarančius jonus – mūsų apkalbėtus rūgštinius teigiamus vandenilio ir šarminius neigiamus hidroksilo jonus. Vykstant elektrolizei, prie neigiamo katodo keliauja šarminių metalų jonai. Prie teigiamo anodo traukiamos rūgštinės dalelės. Po proceso gaunamas dviejų rūšių vanduo – rūgštinis, skaidrus vanduo su rūgšties kvapu bei skoniu. Šarminis, drumstas beskonis ir bekvapis vanduo. O svarbiausia, skiriasi šio vandens esminės savybės. Jei vėl išmatuotume vandens šarmingumą, gautume šarminio vandens pH daugiau nei 9. Šio vandens oksidacinis redukcinis potencialas stipriai neigiamas, taigi jame yra daug deguonies ir laisvųjų neigiamų elektronų. Rūgštinio vandens savybių parametrai visiškai kitokie. pH mažiau nei 7, oksidacinis redukcinis potencialas plus daugiau nei keli šimtai. Taigi, rūgštinis vanduo gerti netinkamas, nes jis patekęs į organizmą, pirmiausia bandys atimti elektronus iš jį supančių molekulių. Šarminis vanduo gali būti vadinamas natūraliu oksidantu, mat jis lengvai atiduoda savo laisvus elektronus. Turbūt esate girdėję apie laisvuosius radikalus. Tai atomai, jonai, kuriems trūksta vieno elektrono. Nedidelis jų kiekis organizme naudingas, nes naikina mikrobus ir bakterijas. Tačiau, kai susidaro laisvųjų radikalų perteklius, jis pradeda atakuoti sveikasias ląsteles. Per parą kiekviena ląstelė atakuojama milijonus kartų. Kai kurios jų to neatlaiko ir yra pažeidžiamos bei išsigimsta. Pradeda nestabdomai dalytis, žmogus susirga onkologinė ar kita liga. Ir štai dabar įsivaizduokime, mes išgeriame šarminį vandenį, kuris turi laisvų elektronų perteklių. Ir toks vanduo patekęs į organizmą, jisai tuos elektronus atiduoda laisviesiems radikalams. Laisvieji radikalai lieka patenkinti, jie redukuojasi iki normalių molekulių, normalių atomų. Ir tuo pačiu yra apsaugomos mūsų organizmo sveikusios ląstelės. Taigi, anot chemiko, pagal išmatuotus parametrus šarminis vanduo pats tinkamiausias žmogaus organizmui. Ir jeigu kalbant apie mūsų šio amžiaus marą, vėžinį susirgymą, tai žmogus sergantis onkologiniam ligom, ypatingai paskutinėse stadijose, jo ląstelių šarmingumas yra 1000 kartų mažesnis negu sveiko žmogaus ląstelės. Jeigu normaliai ląstelės šarmingumas yra pH 7,2, tai onkologinėmis ligomis sergant šis rodiklis nukrenta iki 5,7 ir žemiau. Jau minėjome, šarminėme vandenyje yra papildomas deguonies kiekis, kuris itin svarbus medžiagų apykaitoje. Jei šio proceso metu deguonies trūksta, vyksta rūgimo procesas ir formuojasi pieno rūgštis. Tokia terpė, anot chemiko, palankiausia vystytis onkologiniai ligai. Trumpam grįžkime prie jonizuoto rūgštinio vandens. Gerti jo nepatariama, tačiau galima panaudoti daug kur išorėje. Dėl gebėjimo atimti jonus jis pasižymi dezinfekcinėmis savybėmis, tinka praustis. O pasakojimą pabaigsime prancūzų rašytojos Saint-Exupéry žodžiais. Vanduo, tu esi ne tik reikalingas gyvybei, tu pats esi gyvybė.